Čia daugiau mokymo tikslams yra dvi ašis. Pirmas dalykas, kokie čia duomenys paimti, aš žinau, yra va šitie ir kiekis. Viso nereikia, dar nepaėmiau visko, ne tą, dabar taip ir Ctrl taip. Liktai dabar pasižymėjau gerai ir braižom paprastą linijinę diagramą, sakom pirmin, va turim tokią, pirmin, pavadinimai pelnas parašysiu, pelnas, ir toliau liktai viskas tvarkoj, tinkleliai viskas duomenų etikečių nereikia, pirmin ir bus baigti. Va turiu tokią diagramą. Viena problema, šita kreivė kiekis litrais, o visos kitos kreivės yra litais, reiškia čia pinigai, o čia kiekis litrais. Neturėtų būti ant vienos ašies, reiškia todėl šitą kreivę pasižymiu, serija kiekis, einu į formatavimas, pasirinkta duomenų seka ir einu ašis. Ir sakau ne pirminė, o antrinė ašis, spaudžiu gerai ir turiu antrą ašį, kitoj pusėje, jau dešiniai. Ir čia yra jau ne litai, o skaičiukai, turėtų būti kiekis litrais, kad būtų aiškiau, einu į diagramą, diagramos pasirinktis, pavadinimai, antra Y ašis, ir parašau litrai, sakau gerai ir turiu tokį. Va yra antra ašis. Dabar 10 užduotis, jau dabar lygiai viskas tas pats, tik tai pinigai, tai yra pelnas, yra stulpeliai, o kiekis yra kreivė. Kaip tą padaryti? Duomenys tie patys, kaip ir prieš tai buvusios užduoties. Taip, dabar braižom paprastą stulpelinę diagramą, pirmin, galim uždėti pelnas čia parašyti, pelnas, liktai daugiau nieko nereikia, legendą padėkim į viršų, kad daugiau vietos būtų, duomenų etikečių nereikia, pirmin ir baigti. Va, turiu tokią. Dabar kaip kiekis, va šitie stulpeliai, paversti į liniją. Pasižymėjau, serija kiekis, einu į diagramą, diagramos tipas ir yra linijinė diagrama, pasirenku kreivės, spaudžiu gerai ir turiu linijinę. Dabar vėl žymiuosi ir šitai linijiniai diagramai, šitai linijiniai diagramai, linijai, reiškia, priskiriu antrą ašį, pasirinkta duomenų seka, antrinė ašis, gerai ir turiu antrą ašį. Ir vėl pasiimu diagramos pasirinktis, pavadinimai ir čia, sakau, yra litrai, spaudžiu gerai, ir turim šitą diagramą.